Šiandien lekiam į Kauną pas Gintarą. Pažiūrėsim, kaip jiems sekasi. Mus veža Stel Auto. Tai gal stengiaus viską išvystyt, kad būtų patogu dėvėt. Čia toks vienas iš mano tikslų, kuriant drabužius, kad būtų viskas funkcionalu, kad būtų patogu, kišenėlės, no fakes. Yra jau kokia antra kolekcija, kada aš noriu padaryti spalvos. Ir aš kaip ten pradedu eskizuot, atrodo, tikrai dabar bus, nežinau, kruizinė kolekcija bus. Ten labai faini švies marškiniai, kažkas. Ir tada dedi eskizą, dedi kolekcijos visą koloritą. Ir matai, kad vėl nueini juodą baltą. Ir tiesiog, aš vėl savo ribuosi. Į suletą, labai mėgstu tą tokį androgenišką įvaizdį, kada ten moteriškos formos persikelia ant vyro, arba ten vyriški pečiai ant moters, toksai tas garderobų maišymas pas mane dažniausiai matosi. Jeigu tu ieškai tų detalių, tai čia gali būti bet kas. Ta prasme, asimetriškas rūbas jau yra nelabai randamas vyrų aprangoje. Aš manau, kad dizainerio, aprangos dizainerio, tai viena iš konceptas prasideda konstrukcijoje. Tai man, čia visi mes renkamės skirtingai, kaip mes darome, pavyzdžiui, aš nėra, kad sukuriu bazinį drabužį ir ant viršaus pridėsim kažko, kad būtų būtent tokie mano kolekcijos. Tai kviečiu Jūs gegužės 17 į Šventosios Kotrynos bažnyčią pažiūrėti mano ir kitų dizainerių kolekcijų.